Va, Lėja išpakavo pirmą dėžutę. Čia yra priedėlis EPOS, kuris leidžia turėti žoliapjovę be išvedžiotų perimetrinių laidų. Antrą dėžutę išpakuosim. Antroji dėžutė yra referencinė stotelė, kurią dėsim ant stogo. Tai bus turbūt pats didžiausias šito pajungimo visos žoliapjovės darbas. Husqvarnos įpakavimas geras, atlaiko didelį svorį. Ne? Tikrai 10 tai laisvai. Na ir pagrindinė dėžė su pačiu robotu. Išpakavimo peilis atgyvenęs kokią pusę statybų. Lėžė robotas. Sveiki, šiandien papasakosime apie robotą vėjapjovę. Pasirinkom Husqvarna 405 XNR modelį. Šį modelį rinkomės, nes turi draugai, geri atsiliepimai, internete irgi paskaitam taip pat geri atsiliepimai. Būtent šis konkretus Husqvarna modelis yra tinkamas mūsų sklypui. Pas mumis sklypas yra apie 6,5 aro pjaunamos vejos. Šis modelis tinka 9 arų sklypui. Husqvarna rekomenduoja pasirinkti didesnį robotą skirtą didesniam sklypo plotui, tam, kad tikrai užtikrintai nupjautų, ypač jeigu yra sklype kažkokių kliūčių, kurias turi apvažiuoti, tada robotas sugaišta daugiau laiko pjaudamas. Taip pat šis robotas turi edge cut, tai papildomas peilis, kuris pjauna perimetrą. Jis nupjauna palei kraštus, jeigu yra kažkur į kažką atvažiuoja ir status kampas, pavyzdžiui, kaip tvoros pamatas ar panašiai. Jis nedapjauna tik tai apie 1 centimetrą. Tai jį vis tiek reikia su trimeriu praeiti, todėl rekomenduočiau pasiruošti sklypą taip, kad neturėtų jokių stačių vietų, kur negali užvažiuoti ant jų robotas. Tai mes tą darėme sumontuodami metalinius vejos bortelius. Didesnis bus sodinami augalai, o šiaip visi bus užpilti dekoratyvinė skalda. tą padarėme visų sklypo perimetrų. Štai kaip atrodo iš apačios. Tai pagrindinis peilis ir čia va priekį atškat mažiukas peilis, mažesnis tiksliau gal, kuris pjauna palei pat. Norint sumontuoti EPOS modulį, reikia nuimti apdailinę plasmasę, tada atsisuka dangtelis, jisai pritvirtintas T15 varžtais dviem. Sekantis dalykas, ką reikia padaryti, tai pasijungti kabelį. Kabelis dar turi iš karto originaliai uždengtą dangtelį, kad nepatektų drėgmė, tai reikia nuimti ir pajungti kabelį nuo EPOS modulio ir tada prisukti su tais pačiais dviem varžtais modulį ir uždengti plastikinį dangtelį. Stotelę pasirinkome montuoti rytiniai sklypo pusėje, dėl to, kad čia trumpą laiką labai saulės gauna, dar iš kaimynų pusės ir medžiai čia uždeda šėlį, tai tą rekomenduojama daryti tam, kad aukšta temperatūra gali suklaidinti robotą ir jis gali galvoti, kad perkaitas yra akumuliatorius ir dėl to ten gali būti tam tikrų problemų ir nepjauti žolės. Tai reiktų tokiu atveju arba naudoti turbūt stotelę, kur yra su garažu, kuri padarytų šešėlį robotui, arba va, taip kažkur susimontuoti vietoje, kur mažiau saulės. Taip pat rekomenduočiau montuoti ant trinkelių, jeigu yra galimybė, ant vejos, nes jeigu bus sumontuota ant vejos, tai pačių kraštelių vėl aplink roboto stotelę robotas nenupjaus ir reiks su trimeriu praeiti. Susimontavom pakrovimo stotelę, tai ją tiesiog prisukom su nerūdienčio plieno varžtais prie trinkelių. Komplekte įeina plastikiniai varžtai į veją skirti montuoti, tada laikinai pasidariau keletą rozečių lauke. Kai tvarkysim ateityje kiemą, tai šiek tiek čia keisim viską. Vienas dalykas, ką buvom nepasiruošę, tai kabelis, tiksliau gofrą referenciniai stoteliai. Tikėjausi, kad pavyks prasivesti per saulės elektrinės gofrą, bet tenais jau nebepavyko pajudinti laidų, nei tų ištraukti saulės elektrinės, nei naują prakišti. Tai pasidarėm naują skylę už apskardinimo palei parapetą ir į garažą ir taip nusivedėm laidą naują. Dėl to ir nepamirškite pasiruošti gofros referencinės stotelės kabeliui. Tai va, tai dabar pabandysim pirmą kartą įjungti robotą. Tikrai pirmą dar nejungiam. Negyvas. Tai va, pastatėm stotelį ir pradėjo įsijunginėti. Tai turbūt to reikėjo pirmam įjungimui. Iš karto parašė, kad update'ą reikia. Žinai, pabandyti repsą prijungti. Automover. Ar bandom pridėti žoliapjovę, stabdyti. Iškart pamatę greit. O. Dabar ne.
Taip, prisijungiam prie Wi-Fi, susikūrėm piną ir dabar prisijungia žoliapjovė prie cloudo. Gerai, čia jungiam apsaugas. 25% buvo, visgi tiesiog neįsijungia turbūt taip. Jo, ir dabar vyksta update'as kažkoks, tai paliksim tuo pačiu ir pasikraus. Neringos tėvams jungdami, kai update'ino firmware, tai užtruko ganėtinai ilgai, apie 1 valandą. Nežinau, ar mūsų atveju irgi tiek užtruks, bet gan ilgai užtrunko, tai nenustebkite. Tai dabar pasirinksim metodą, pagal kurį žoliapjovės perimetrą nustatysim. Mūsų atveju EPOS be vėlės. Gerai, dabar reikia įvesti PIN kodą ant pačios vėjapjovės. Dar reikėjo paspausti, kad Bluetooth'as ir dabar peirinas telefonu. Tai biškai ilgai užtrukau su connecting, bet tiesiog buvo telefone Bluetooth'as išjungtas, kurio pasirodo reikia. Tai dabar toliau spaudžiam Begin. Activate EPOS, tai čia tiesiog Next. Next, čia stotelė pas mumis pajungta. Ieškam stotelės dabar turbūt. Jo, turbūt, kad ir rado. Iš tikrųjų reikia pažiūrėti, ar tikrai mūsų, kad nebūtų prie kokių kaimynų prisijungti. Kažkodėl feilė, dabar va, pavyko iš antro karto. Next. Next. Stop ir dabar start. Taip, bet dabar reikia pastatyti robotą padėtį, kur gera atvira vieta, kad prisikonektintų prie palydovų. Čia uždėjau atstumą per didelį, tai darom gal iš naujo. Jo, nes čia mano atveju turbūt nuvažiuosiu į gėlyną. Aha, tas ir yra. Nunešim atgal ir iš naujo pabandysim. Iš naujo tada tiksliau stop. Start. Gerai, dabar next. Pasidarom tada kokį nors. Jo, čia pasirenkam, kad metras. Dabar čia turbūt prie palydovų pasijunginės. Aiva, pasigavo, kad, palydovam, žinai. Jis tipo išvažiuoja. Dabar reikia pasirinkti žemėlapį. Tai kursim darbinę zoną. Ką rašo iš karto EPSA, kad reikia važiuoti būtinai pagal laikrodžio rodyklę. Jo, čia priekis, tai taip ir gaunas. Ir turim joysticką ir principas labai paprastas. Važiuoja pagal laikrodžio rodyklę, tai čia tada būtų šitaip. Ir pirmą tašką plius. Tada važiuojam į antrą. Čia valioj vietoj tai daugiau taškų padėliosim. Sveiki, šiandien papasakos. Tai kaip tik šitas modelis yra idealiausias variantas. Ką sakyt man?